Noriu pasidalinti dar vieną regėjimą, kurį šiandien aš gavau. Iš tikrųjų, regėjimas buvo šokiruojantis ir nerealiai įdomus. Regėjimas yra apie tai, būtent ką Dievas darys pačiu sunkiausiu momentu. Kad ateina antikristas ir bus didelis spaudimas, mes tą žinom. Bet klausimas, ką būtent Dievas darys, jisai iš savo pusės, ką darys būtent šito sunkiu momentu. Ta prasme, ir aš jau ne kartą sakiau, kad Dievo tikslas nėra pakankinti savo vaikus, Dievo tikslas išgelbėti savo vaikus. Ir koks yra jo planas, koks yra tas išgelbėjimo jo planas. Ar ne, jeigu šiandien žiūrint į bažnyčią, bažnyčios stovis yra pats prašiausias visos krikščionybės istorijoje. Dabartinis, ar ne, Jėzus sako, jeigu aš ateisiu į žemę, aš berasiu tikėjimą. Bažnyčia yra visiškai susitapatinus su pasauliu ir neskiria kairės nuo dešinės, gero nuo blogo ir žodžiu stovis yra labai prastas. Ir esmė tame, kad yra apatija ir drungnumas, susitapatinimas su pasauliu. Tarkim, aš netgi galime spėti iš to, kai mes susitinkam su krikščioniu, apie ką mes kalbam. Ar mes kartais nors vieno žodelio užsiminim apie Dievą, ar mūsų visas pokalbis yra apie kažką. Tai ta prasme, netgi tai apibūdina, kiek mumise yra Dievo. Suprantat? Tai ir iš principo Dievo tikslas, aš bandysiu dar kitus rolikus padaryti, tokius, kad dar daugiau praplėsti supratimą, koks Dievo planas yra. Ir ten yra tokios labai šokiruojantis apreiškimai, įdomus, ta prasme, kad būtų sutvirtinti žmonių tikėjimai. Žodžiu, aš pamačiau tokį dalyką. Ir tame regėjime aš pamačiau tokį dalyką ir aš suvokiau, kad tai tas momentas, būtent kuris bus pačiu sunkiausiu momentu, tokiu pačiu tamsiu momentu, ta prasme, per suspaudimą. Ir įdomi, kame dar vieną tokią, reikia suprasti tokį dalyką, Izaijo 60 skyrius sako taip. Žemė apgaubs visiška tamsa. Čia ir eina kalba apie patį tą piką. Visiška tamsa apgaubs žemę. 60 skyrius 1 eilutė sako Izaijo. Sako, bet virš tamsos pakils šviesa. Ką tai reiškia? Kad ten, kur ateina tamsa, ten ir ateina malonė. Ten, kur ateina didelė tamsa, ten ir ateina didelė malonė. Ir Dievo planas yra koks? Nepalikti vaikų vienų likimo valiai, bet kažką daryti. Tai prasme, kad Dievas daleidžia ateiti tam tamsai, bet ką Dievas nori, kaip sakyti, gauti iš tos situacijos, kodėl jisai daleidžia, koks jo planas yra. Ir žodžiu, aš mačiau žmonių susirinkimą, bažnyčia, aš negaliu pasakyti nei kokia bažnyčia, nei kad denominacija visiškai yra nesvarbu. Bet ką aš pamačiau? Aš pamačiau kaip pasakyti, atmosferą tokią pamačiau, tarsi Dievo atmosferą tokia netgi turinti fizinį svorį. Ir tas fizinis svoris tai buvo teismas Dievo. Ir mes, kai suprantam Dievo teismą, mes suprantam taip, karas, badas ir maras, va čia taip mes esam teisiami, ar ne? Kada yra blogai, kada, žodžiu, mes alkstam, badajam, gyvenam baimėje kažkokia, va čia Dievas kažkaip nori teisti mumis ir mes tarsi atsigręšim į jį, ir aš nesakau, kad taip nebus. Ir mes tarsi atsigręšim į jį ir pradėsim šauktis jo, bet aš pamačiau kitą teismo pusę. Ir aš pamačiau, kaip ta bažnyčia, kur yra drungna, apatijai, susitapatinusi su pasauliu, jinai nebežino kelio, kaip begrįžti atgal, ir kuri gyvena metai iš metų tokiai stadijai, bažnyčiose iki šiol kalbamas dvasinis pienas. Ir žmonės ateina, tarsi jie net nebesiklauso, bet jiem yra pasakyta, kad svarbiausia yra lankyti bažnyčią, ne va tokių visokių. Ir žmonės kartais neturintis nei vizijos, nei tikslo tikėjime, toks tarsi ėjimas krikščionybės visiškai niekur. Ir va tas toksai, ir žmonės gyvenantis nuodėmėj, nėra nubrėžę linijų nuodėmėj, ar ne, taigi, kad iki čia ir daugiau aš neinu. Ne ta prasme, kad visiškas drungnumas yra apatija. Ir tame susirinkime aš pamačiau, kad
nusileido atmosferą Dievui susirinkimą turinti netgi fizinį svorį, kuriame buvo teismas. Teismo atmosfera. Kaip šventoji dvasia pasakė, kad šventoji dvasia ateis, jumis įtikins dėl teismo, nuodėmės ir teisumo. Aš tikrai nepamenu tos rašto vietos, bet esmė tame, kad ten eina kalba apie teismą ir teisumą. Ir tame teisme aš pamačiau, kad nusileido tokia stipri Dievo dvasia, kur buvo kiekvienas antiek apkaltintas Dievo. Ta prasme, kad kiekvienam buvo atvertos akis, tarsi ir tas apkaltinimas, Dievo teismas reikalingas ne tam, kad nuteisti, bet tam, kad išteisinti. Ir kadangi mes gyvenam tokiai koncentracijoje tamsos dabar, ar ne, apatijos, ta prasme, žmonės jie nebesugeba išlipti iš to, bet čia tokia yra kaip Dievo tokia pagalba. Ta prasme, žinot, kai būna toksai Dievo apkaltinimas iš tikrųjų antiek stiprus, bet apkaltinimas yra ne tam, kad nuteisti, bet tam, kad tu būtum apvalytas. Ir aš pamačiau, kaip nebuvo ne vieno abejingo žmogaus, nes tai buvo tokia koncentracija į Dievo, įsivaizduokit. Ir kiekviename buvo, kiekviena tamsiausia kertelė buvo kiekvienam asmeniškai atverta šventosios dvasios. Ir žmonėm atsivėrė akis ir jie būtent pradėjo atgailauti ir apsivalyti nuo viso šito pasaulio. Ir aš pamačiau, kaip jie buvo apvalyti, bet prieš tai jie labai stipriai apgailavo, nes teismo svoris buvo antiek didžiulis. Suprantat, antiek didžiulis, kad buvo neįmanoma neatgailauti, nepamatyti savo purvinų dėmių. Suprantat, kartais tu gali slėpti, gali meluoti, ar ne, ir gali išsisukinėti nuo kažkokio proceso, kur Dievas tave nori vesti, apvalyti, ar ne, bet ten šito padaryti buvo neįmanoma. Ir aš mačiau, kaip šventoji dvasia dirbo su kiekvienu ir kiekvienas antiek buvo antgamtiškai apvalytas, išteisintas, išgrynintas, nes aš jau ne kartą sakiau tokį dalyką, kad Dievo tikslas yra taip, jeigu šiandien Dievas ateitų pasiimti savo bažnyčios, nėra tos bažnyčios, kuria to levelio, to standarto nėra visiškai, nes bažnyčia ir susitapatino su pasauliu, jis negali jos paimti. Suprantat? Būtent Jėzaus atėjime lemia tik tai bažnyčios stovis. Ir aš kai pamačiau, kad Dievo tikslas koks yra, ateiti tokio koncentracijų, kad būtų masė žmonių. Ta prasme, kad Dievas daleis tą sezoną per pačią tamsiausią tamsą apsivalyti, per pačią didžiausią šviesą ir Dievas išlies tą koncentraciją ir milijonai žmonių atgailaus, apsivalys, ir tai bus antgamtinis apvalymas, bus, pamačiau, ta apatija, tas drungnumas, tas pasaulis, jis taip akimirksniu dings, nes žmonės antiek pamatys savo tamsą ir pamatys Dievą ir jie pradės šauktis apvalymo. Ir suprantate, čia ne vieno nereikės versti daryti, bet ta teismo dvasia, tokia iš Dievo, bus antiek stipri. Ir pas Dievą yra toksai principas. Pas Dievą ateina teismas, su malonė jie visada eina kartu. Dievo tikslas, nes Tėvas yra mylintis ir jo tikslas yra neprarasti ne vieno žmogų. Ir kaip aš sakiau, paskutinius, pačiu tamsiausiu to momentu, kai bus išlieta pati ryškiausia Dievo šlovė, kurio mes iš tikrųjų dar laukiam, ar ne? Ir jinai turi ateiti. Ir Dievo tikslas yra taip, išlieti tą malonę, kuri eina kartu su teismu. Ir tikslas yra susirinkti savo vaikus. Ir aš kaip sakiau, mes neturim laukti antikristo, jis taip ateis. Bet Dievo tikslas yra, kad žmonės, jeigu tie, kurie dabar nesugeba išjungti savo gyvenimo ir eiti ieškoti Dievo, tie, kurie neturi jėgų, tie, kurie dar yra nesubrendę, bet Dievas duos tą malonę, kur bus per vieną akimirką išlieta į visą pasaulį. Jo šlovės lygis toksai, kokio žemė dar nebuvo. Aš bandysiu kiekvienam rolikė tai kalti galvą, kad Dievo tikslas yra, kad mes nebėgtumėm kaip iš degančio laivo, nes ateina antikristas ir Dievas jau nebesusitvarko su juo. Dievo tikslas yra, kad
Dar vieną tokį momentą pasakysiu. Su Dievu šitam kare niekas nekovoja, nes su Dievu niekas negali pakovoti. Tarp ko vyksta karas šitoj žemėje? Šitoj žemėje karas vyksta tarp teisiųjų ir neteisiųjų. Štai kur vyksta karas. Ir Dievo tikslas yra, kas yra neteisėjai. Neteisėjai tai visų pirma yra tie patys nefilimai, tie patys aukščiausiose postuose, kurie sėdi visi švabai, geitsai ir taip toliau, jūs visi tai žinote, ne, kurie valdo visą pasaulį. Ar ne? Ir kurie turi savo parankinių, kur vykdo įvairias užduotis, ar ne? Ir tai yra tikslas koks? Dievas nori pakelti savo žmonės, tie, kurie priklauso jam, ir kova vyksta tarp šitų dviejų grupių. Ar ne? Ir aišku, ta prasme, ir už tos tamsios pusės ir demonai yra. Visų pirma, ir kova vyksta čia. Suprantate, tarp tų dviejų pusių. Ir Dievo tikslas yra koks? Kad mes išeitumėm nugalėtojai ir mes be šitos Dievo šlovės, kuri yra planuojama išlieti į žemę per vieną akimirką. Tai bus paskutinių laikų šlovė, tai yra tas vėlyvasis lietus, kuris turės dar būti, kur Izaijo knygai parašyta, bet šviesa pakils virš visko. Ir viena tokia kaip puzlės detalė bus ta dvasia teismo, kuri teis kiekvieną tikintį, kuris bus susitapatinęs su pasauliu, kuris nebesugeba išlipti iš to pasaulio, ar ne? Ir bus tokia kaip Dievo pagalba išvalyti, apvalyti, ir šitą jėga, jinai nesibaigs, čia bus kaip prabudimo tokia forma. Kas yra prabudimai? Prabudimai visada būdavo, ateidavo ir išeidavo, bet šitas prabudimas yra paskutinis kuom. Todėl, kad su juo ir baigsis viskas. Ir jis, niekas nežino, kiek ilgai jisai truks, gal pusę metų, gal 3 mėnesius, aš nežinau, plius minus. Aš nežinau, bet ta prasme, čia bus viskas eina apie pabaigą. Ir tas regėjimas, kurį aš mačiau, tai buvo tokia didžiulė dovana žmonėm. Ir žmonės pamatys Dievo ištikimybę, kad jis vis dėlto yra ištikimas, kad jisai jų laukia, kad jisai atnešė pagalbą, tą teismo dvasią, kurioje kiekvienas krito ant kelių ir nebuvo ne vieno abejingo, nebuvo ne vieno apsivaliusio. Ir aš mačiau, kaip žmonės pradėjo šauktis Dievo, realiai pradėjo šauktis Dievo, nes jie pamatė tą tamsą viduje. Ir Dievas čia pat buvo šalia, kad, sakytų, išgydytų, atstatytų, išteisintų juos tam, kad jie būtų paimti į dangų. Suprantat, nes Dievas negali ateiti dabar purvinos bažnyčios pasiimti, kur yra jinai, vadinkim taip, kaip pasaulis. O jai reikia tyros, tos nuotakos, kad pasimtų tyrą tą nuotaką, apvalytą. Bet Dievas negali per prievartą apvalyti žmonių, bet tai jisai siūs tokią didžiulę dvasią, kuri bus apims visą pasaulį. Tai bus velniui, tai bus pats sunkiausias laikas ir jis bus šokiruotas, nes nebebus nė vienos jėgos, kuri galėtų išstoti prieš šitą jėgą ir mes išeisim kaip nugalėtojai iš šitos žemės, o ne kaip pralaimėtojai, bėgantis nuo Antikristo. Taigi aš noriu tą tokį momentą pasakyti, kad mes, ta prasme, kad kas mūsų laukia iš tikrųjų. Ir aš nesakau, kad nebus sunku, labai daug kam reikės padaryti sprendimus, labai daug kam reikės padaryti sprendimus tam, kam jisai priklauso, bet čia bus tokia viena iš pagalba Dievo. Išmačiau tas bažnyčias, tos susirinkimus, kur Dievas atėjo ir buvo neįmanoma nepasikeisti. Ir aš suvokiau tokį dalyką, dar buvo duota suvokti, kad ne vienas netyras negali išstovėti šitam susirinkimui, nes ten tokia koncentracija Dievo, arba jis turės atgailauti ir abejingas jis stovėti negali, tada turės bėgti laukan iš tos atmosferos, suprantat? Nes jis abejingas nei taip, ne, būti negali, ta prasme, aš nepriimsiu arba aš priimsiu, ar ne? Jeigu tu priimsi, reiškia, tu krenti ant kelių ir atgailauji iki pat sielos gelmių. Tas toks prabudimo banga, tokia kaip atominė bombos, ta prasme, kaip atominė bomba, tas sprogimas dvasinės bus, kur visas demoniškas pasaulis, jis bus šokiruotas nuo Dievo jėgos. Ir jie iš principo žino, kad tai ateina. Tik mes krikščionės nuo mūsų yra slepiami, pastoviai yra kalma ir galva, taip ateina baisus laikai, bet mano tikslas yra taip parodyti, o ką Dievas darys šito sunkiu momentu. Taigi dabar
mes turim vienintelį dabar kelią. Tie, kurie dar gyvena apatijoje, drungnume, visą kitą, tam bus tai Dievo pagalba. Tokie momentai, tas atominio bombų sprogimas, toks dvasinis, tas dvasios išsiliejimas, kad dangus vis tiek turi ateiti į žemę. Ir mano paraginimas toks, kiekvienam vis tiek dabar eiti į tą maldos kambarį. Ir neignoruoti ir dabar šito kvietimo, suprantat, neignoruoti, nes Jėzus sako, nežinote nei dienos, nei valandos, kad aš grįšiu visų pirma, bet gyventi budėjimąsi. Ir iš principo mes visai esam jau nebetoli šito laiko, nes kitų atveju Dievas neatvertų šito apreiškimo, jeigu tai nebūtų visai arti. Nes kaip Danieliui davė apreiškimus, ir Danielius klausė, tai paaiškink, kas čia vyksta, ar ne? Ir Dievas sako, tai yra dar toli, tiesiog užspauduok tus žodžius, tau nereikia dabar žinoti. Bet jeigu Dievas atveria tus dalykus, reiškia, mes esam labai arti prie šitų įvykių.